Kovo 8 tai diena, kai policijos pareigūnus galima pamatyti ne tik suteikiant pagalbą ar baudžiant už padarytus nusižengimus, bet ir su gėlėmis ar dovanėlėmis rankose. Būtent taip penktadienio rytą pradėjo Alytaus policininkai. Keli ekipažai Alytuje stabdė tik moterų vairuojamas transporto priemonės. Dažna vairuotoja pagalvojo, kad galbūt padarė kelių eismo taisyklių pažeidimą, tačiau pareigūnai maloniai nustebino dovanodami saldžią dovanėlę. Norim pasveikinti su moters diena jūs. Labai malonu, ačiū. Ką gero kelio sėkmės. Ačiū, jums taip pat. Nustebino pareigūnai? Nustebino, tikrai nustebino. Maloniai. Labai maloniai. Ir malonu. Norėjot kaip stabdė? Galvoju, kad tiesiog tikrina tokia diena, gal patikrins, koks stovis. Aš tai pagalvojau, kad, dokumentų patikrinimas eilinis. Norėjom pasveikinti su moters diena šiandien, todėl sustabdėme. Aš taip įsigandau, galvoju, ką aš čia pažydžiu. Ačiū jums labai. Tiesiog norėjom mažą dovanėlę įteikti ir pasveikinti su moters diena jūs. Dėkui labai. Geros dienos. Labai malonu. Labai ačiū. Kur taip skubat? Tarpuką? Supratau, su moters diena norėjom pasveikinti. Ačiū labai. Prašau sėkmės. Neieškokio dokumentėlių. Norėjom tik tai pasveikinti su moters diena jūs. Ačiū. Gero kelio. Šį kartą nebausim, pasveikinsim su moters diena, jūs ir jūsų draugė. Labai ačiū. Norėjau paklausti, ar Anglijoje tokias dovanėlės įtikinėja vairuotojams moteris dienos proga. Tai prašau jums moters dienos proga dovanėlę. Įsigandau biškį, bet galvoju, nieko nepadariau. Ačiū. Moters dienos proga smulki dovanėlė. Oi, ačiū. Prašau. Dėkui. Gražios dienos. Ačiū ir Ir jums. nustebino policijos pareigūnai. Labai. Smagu gauti dovanėlę. Tai be abejo. Dėkui. Gilias sveikinimo tradicijas kovo 8-osios proga turi galantiškasis Sodros Alytaus skyriaus direktorius Valerijus Vencius ir šios įstaigos vyrų kolektyvas. Kaip visuomet šią dieną moterys pasitinkamos su puokšte pavasarinių tulpių ir gyva muzika. O svajoju apie seksą pajūrį, o svajoju apie tavo kažkokūną. Kovo 8 pradėta švęsti prieš 109 metus. Tąkart moterų teisių aktyvistė Klara Katkin pasiūlė kasmet vieną dieną skirti dėmesio moters kovai už laisvę ir lygias teisės. Ypač daug dėmesio šį šventį buvo skirta Sovietų Sąjungoje. Ši diena buvo paskelbta valstybinė šventė, ji pabrėžė dirbančios moters herojiškumą.